kaip aš čia atsidūriau, būdama politologė, tarp šitokios kultūrininkų bendruomenės, nebežinau, pati tiesiog pakvietė, tiesiog kažką išgirdo, ką aš neku apie polarizaciją ir sako, gal čia kažkaip bus į temą. Ir klausimas, kur, kaip aš supratau, šitos diskusijos yra, kodėl ta pusė Lietuvos, kur čia Tadas ką tik tai parodė, neteina į kultūros renginius. Ir kažkas pastebėjo, kad tie, kurie nevaikšto į kultūros renginius, kad jie galbūt nevaikšto dar ir į rinkimus. Ir šiaip yra kažkaip politiškai atitolę ir sako, galbūt šie politologai turi kokį atsakymą į šitos klausimus. Ir man atrodo, kad gal aš ir visai turiu kažkokį atsakymą. Pažiūrėsim, kiek jums pasirodys tas atsakymas įtikinamas. Čia truputį pakoregavau šiek tiek pavadinimą, nes čia su priežastim ir pasiekmėm gal yra sudėtingiau truputėlį, negu iš pradžių galvojau. Tai dabar pasauly ir akademiniam, ir ne tik akademiniam pasauly sklando polarizacijos šmėkla. Nebe komunizmo, bet polarizacijos. Tai turbūt, kas sekėt ir JAV rinkimus, kas bebūtų laimėjęs, ar viena ar kita pusė, vis tiek pusė būtų nepatenkintų ir pusė būtų sakę, kad rinkimai suklastoti ir kad jie neteisingi. Ir kaip matot, šito žemėlapio, tai čia Amerika tamsuoja, bet yra ir kitos šalis, kurioms irgi tos pačios problemos. Ir Brazilija, Latino Amerikoje labai daug. Ir aplink mus čia visai kaiminių yra Lenkija, Vengrija ir kitos, kur visuomenė kažkaip tiek stipriai susiskaldė, kad nebesugeba vieni kitų visiškai suprasti, vieni apie kitus susikuria tokius stereotipus, mitus, kurie trukdo žmonėm bendrauti jau, tiesiog nebevaikšto žmonės į susitikimą, tiesiog vengia kontaktų, nes nebežino, kaip kalbėti su ta kita pusė, juos erzina, trikdo ir jie žiūri vieni kitus kaip į tiesiog grėsmę. Grėsmę demokratijai ir grėsmę gal nacionaliniam saugumui ar dar kažkam. Tai mes žinom šitą problemą, mes dar čia atrodom visai kaip ir neblogai šitoje vietoje. Europai, tiesą sakant, truputį kita šmėkla sklando, bet jinai galbūt irgi susijusi, ne galbūt, o manau, kad tikrai susijusi, populizmo šmėkla, ne? Kadangi Amerikoje turim respublikonus demokratus, tai ten labai paprasta polarizuotis, nes yra dvipartinė sistema. Europoje, kadangi yra dažniausiai ne dvipartinės sistemos, tai yra kokia nors viena partija, viena iš 5-6 partijų, kuri yra vadinama populistinė, dažniausiai tai būna populistinė dešinė, nors būna ir populistinės kairės. Ir vėl visi čia galvoja, kas čia vyksta, ką tai sako ir kodėl tai atsitinka. Na, Lietuvoje mes kurį laiką taip santykinai ramiai gyvenom, tuose žemėlapiuose čia, mes visai taip, jeigu pastebėjot, mes taip visai gražiai atrodom, šitam mūsų iš viso net nėra. Kažkodėl, kad ir ką tai bereikštų. Bet mes tokių aiškių populistinės radikalios dešinės partijų, tokių labai ryškių beveik kad ir neturėjom, tiesą sakant. Na, bet, pavyzdžiui, kalbant apie polarizaciją, pastaruoju metu, būtent pastaraisiais metais po COVID-o, pastebi ekspertai, kad polarizacija Lietuvoje staiga išaugo ir sugrįžo į maždaug 90-ųjų metų, 90-ųjų, tai turiu omeny kaip 90s, tą 10-metį, to meto lygiai išaugo. Na ir su kuo čia susiję dalykai, tai turbūt vienas iš ryškiausių dalykų tai buvo protestai. Atsimenu, 22 metai buvo protestų metai. Ir prasidėjo viskas nuo didžiojo šeimų gynimo maršo, Vingio parke, paskui buvo prie Seimo, buvo prie katedros, buvo labai daug protestų. Ir vienoj barikadų pusėje ir šiek tiek kitoj barikadų pusėje, bet turbūt labiau stebino toj tokioj tradicinės šeimos gynėjų, ar kaip čia, ir aišku, nusiteikusių prieš COVID valdymo priemonės. Šitie mus nustebino galbūt protestai, nes šitie žmonės niekada neateidavo. Tiesiog mes jų nematydavom. Jie tokia buvo tylioji dauguma, kurios nematėm ir mums buvo labai ramu ir gera, kad mes jų nematėm. Ir staiga pamatėm, sakom, ne, kažkaip nepatinka. Na, iš tikrųjų mes kaip tik su Tadu ir su Rūta Žiliukaitė ir ten dar keletų kitų kolegų šiek tiek analizavom tuo metu, kas vyksta. Ir mes pamatėm, kad viena vertus polarizacija tikrai yra. Ir, pavyzdžiui,
požiūris į tą šeimų gynimo maršą Vingio parke, tarkim, išsiskaido faktiškai pusę ant pusės. Nu, gerai, 40% žmonių, vieni labai smerkia, kiti labai palaiko. Bet mes tada jau supratom, kad šeimų sąjūdis rinkimų nelaimės. Bet kas laimėjo rinkimus, kas išlošė iš viso šito dabar, tai žinoma, be abejonės yra Nemuno aušra. Ir dėl Nemuno aušros renkasi dabar kita pusė, ne, prie Seimo ir mitinguoja. Na, dabar iš tikrųjų, va čia iš naujų, ką tik visiškai šviežių duomenų, čia prieš kelias savaitės gautų, keletą pradėjusių dalykų, mes klausėm Tėvynės sąjungos, mes klausėm visų respondentų apklausos dalyvių, ką jie galvoja apie Tėvynės sąjungos ir viena vertus ir kita vertus apie Nemuno aušros rinkėjus, rėmėjus. Ne apie partiją, ne apie lyderius, bet apie rėmėjus. Ir ten tokių visokių būdvardžių, gražių ir negražių pridėję buvom ir klausėm, kaip manot, ar čia tinka šitas apibūdinimas tiems rėmėjams. Tai pažiūrėkit, koks veidrodinis atspindys. Štai čia, ką galvoja apie Tėvynės sąjungą, ar jie yra dori šitie rėmėjai. Tai, nu aišku, Tėvynės sąjungos ir Laisvės partijos rinkėjai tai mano, kad tai be abejonės dori, o NA tai čia yra Nemuno aušros rinkėjai. Tai yra lygiai priešingas polius, ar ne? Jie galvoja, kad Tėvynės sąjungos rėmėjai nėra dori. Lygiai priešingas vaizdas yra apie Nemuno aušros rinkėjus. Tėvynės sąjungos rinkėjai mano, kad jie nedori, Nemuno aušros mano, kad dori. Jeigu paimsim kitą būdvardį, blogesnį būdvardį, kaip, pavyzdžiui, piktybiški, lygiai ta pati situacija, ne? Reiškia, Nemuno aušros ir beje valstiečių iš dalies irgi rinkėjai galvoja, kad, nu, Tėvynės sąjungos rėmėjai tai jau tikrai piktybiški. Tai jeigu kas balsavot už Tėvynės sąjungą, tai va, pasižiūrėkit, ką apie jūs galvoja. Bet neatsilieka, niekiek neatsilieka Tėvynės sąjungos rėmėjai. Jie galvoja, nu kas jau Nemuno aušros rėmėjai, tai jau tikrai piktybiški. Nu, tai mes turim tą tipinę situaciją. Ir ten turėjom ir daugiau būdvardžių, bet dar vieną parodysiu. Paveikti propagandos klausim. Nu, kaip sakant, išplautom smegenim. Nu, tai ką jūs manot? Tas pats. Ir vieni ir kiti išplautom smegenim, ar ne? Kitos oponentų grupės atžvilgių. Požiūrių. Tai viena vertus, atrodo, mes čia matom tokį veidrodinį atspindį. Yra dvi pusės polarizacija ir jos viena kitą mato neigiamai. Bet ta polarizacija nėra tokia visai simetriška. Kodėl? Pažiūrėkite į šitą grafiką. Čia toj pačioje apklausoje, po rinkimų jau, kur Nemuno aušra jau praėjo į Seimą ir laimėjo 15% balsų. Pažiūrėkit, koks yra pasitenkinimas demokratija tarp skirtingų rėmėjų grupių. Ir turiu pasakyti, kad Nemuno aušros rinkėjai, nes mes turėjom čia tokią panelinę apklausą, mes klausėm jos 3 kartus, klausėm prieš rinkimus, klausėm tarp rinkimų, ten vasarą ir klausėm dabar. Tai Nemuno aušros rėmėjų pasitenkinimas demokratija pakilo 10% dabar. Tai įsivaizduokit, koks jisai buvo prieš rinkimus. Ir tai mes matom kažkokią labai didelę simetriją, kad šitie Tėvynės sąjungos, Laisvės partijos rėmėjai, Liberalų sąjūdžio rėmėjai, jie yra iš esmės patenkinti. Ir jie visą laiką patenkinti, net ir ten mano kolega Mažvydas juokavo, sako, gal laisviečių rinkėjams niekas nepasakė, kad jų partija nepraėjo per barjerą. Jie vis dar patenkinti. Jo, tai kažkas čia vis dėlto yra keisto. Ir dabar bandant suprasti, nes iš tikrųjų, kaip Tadas gerai pasakė, mes turim daug duomenų, bet ar mes suprantam, ką jie sako, ar mes mokam juos perskaityti. Tai man visam šitam kontekste atrodo, kad yra tokia sąvoka, kurią vakariečiai dabar taiko savo visuomenių tyrimams, bet sąvoka tai labai sena, iš tikrųjų tai Nyčės nukalta sąvoka, ressentiment, prancūziška sąvoka, kurią angliškai net neverčia, nes angliškai resentment biški reiškia ką kitą, o tas ressentiment, kas tai yra? Čia specialiai palikau dar ir anglišką apibūdinimą, kad matytumėt iš tikrųjų, nes kas lypi po tuo ressentiment, tai yra toks giluminis, toks deep-rooted, chronic. Čia tokių gerų žodžių pridėta, galvoju, jeigu išversiu, nežinau, ar mokėsiu gerai išversti. Įsisenėjusių tokių chroniškų jausmų, toks pilnas, reiškia, tas žmogus pilnas frustracijos
Ir man šitas atrodo svarbus dalykas. Frustration at being powerless to overtly express this illegitimate harm and hostility. Tai, žodžiu, apie ką mes čia kalbam? Mes kalbam apie kažkokią tai tokį jausmą, kažkokį apmaudą, pyktį dėl kažkokios patirtos neteisybės, nerimą dėl prarasto statuso. Ir svarbiausia, čia straipsnis, kurį cituoju, yra apie vakarus. Bet aš taip skaitau ir galvoju, čia viskas apie mus realiai. Visuomenės dalis, kuri jaučia įsisenėjusią nuoskaudą dėl nukritusio, sumažėjusio statuso ir galios praradimo, gilių socialinių transformacijų kontekste, jaučia chronišką bejėgiškumo jausmą ir negali atvirai jo sakyti. Kodėl? Todėl, kad iš jūsų šaipysis. Tai ką tai primena? Iš tikrųjų, ir kodėl vakaruose tas yra, tai čia faktiškai yra turbūt tos žlugusios pirmosios modernybės pasekmė. Va čia yra Garis Ilinojaus valstijai, čia kaip toks vienas iš krestomatinių pavyzdžių. Į šitą miestą orientavosi Magnitogorskas. Magnitogorskas, kuris Sovietų Sąjungoje pastatytas stalinmečiu, buvo kopija šito Gario miesto Ilinojui. Ir žiūrėkit, kaip jis dabar atrodo. Tai vienas iš liūdniausių apleistų miestų Amerikai. Tai kodėl žmonės balsuoja už Trumpą? Tai va čia galima išreikšti, žodžiu, jie tiek prisikaupė tos tokios nevilties ir negalėjimo tos nevilties išreikšti, kad kai atsiranda žmogus, kuris tą pasako, grubiai, šlykščiai, bjauriai, jie už jį balsuoja. Nes pagaliau kažkas įgarsino tą jauseną, kurioje jie gyvena tos pastaruosius jau keliasdešimt metų, kai iš tikrųjų ta modernybė išsikvėpė ir ta visa globalizacija suvalgė jų darbo vietas ir ten visų kiti dalykai, kad jie jaučiasi nebesavi savo žemėje, ne, kaip Arlie Hochschild sako. O kas pas mus? Pas musgi iš tikrųjų buvo tas pats, tik tai per daug trumpesnį laikotarpį. Per labai trumpą laikotarpį. Tai čia yra BVP pokyčiai o sovietinėse šalyse po 90 metų. Jeigu 89 yra tas reiškia, pamatas, nuo kurio skaičiuoja, pažiūrėkit, kas įvyko. Į Lietuvą, jeigu dabar atseksit, 93 metais prarado pusę BVP, 50%. Tai įsivaizduokit, ką tai reiškia. Ką tai iš principo gali reikšti. Ir juokingiausia yra tai, kad mes čia sėdintys, įskaitant mane pačią, mes tai to nepajutom. Mes to nepajutom ir mes to nesupratom. Gal dalis pajuto, bet nesuprato vis tiek, kaip bebūtų keista. Ir iš tikrųjų, mano tyrimai prasidėjo, aš buvau jauna doktorantė, 2003 metais išėjau į savo fieldworką pirmą kartą. Ir mes tiesiog kalbinom žmonės, darėm interviu tokiam mažame miestelėje ir tai, ką tada girdėjom, mane tiesą sakant, stulbino, nes kaip šitaip galima mąstyti. Žmogui iš Vilniaus, iš inteligentų šeimos, tai, ką aš ten girdėjau, man buvo, čia kažkas tokio sunkiai suvokiamo, kad taip galima mąstyti ir taip galima dargi be to ir kalbėti. Bet aš dabar iš naujo žiūrėdama į tuos duomenis, kažkaip pradedu kitaip skaityti juos ir pradedu kitaip juos interpretuoti ir kitaip suvokti. Ir čia pirmą citatą specialiai dėl jūsų idėjų. Žmogus, įsivaizduokit, automechanikas, ne? Jis sovietmečių ėjo į teatrą ir tuo didžiavosi. Jis turėjo skonį, jeigu taip apie Bourdieu, kalbant, jisai turėjo skonį tokį, kad jis į teatrą eidavo. Dabar jis į jį nebeina ir turbūt niekada nebeteis jau. Kostiumas supuvo ir viskas jau. Ir ką jie kalbėjo tada iš tikrųjų, kad sovietmečių buvo gerai ir kad tada jie jautėsi žmonėm, o kad po to, reiškia, paėmė ir sugriovė viską ir ta tokia nuoskauda yra, kad ką čia tarybinis, čia mūsų buvo viskas. Iš mūsų molio plytos mes statėm, mes darėm, paėmė ir sugriovė. Buvo labai daug tos skausmo, tokio apmaudo, tokio kažkokio, kurio aš visiškai nesupratau, iš ko jisai ateina. Ir buvo tas bejėgystės jausmas, kad nieks nepadeda, ką berinksi, vis tas pats. Nesvarbu, ten rinkom Brazauską, rinkom Paksą, rinkom viskas tas pats, niekas nesikeičia. Tai atrodo dabar, kodėl čia gali rūpėti 2003 metų dalykai, bet pažiūrėkit, kitas tyrimas neseniai mūsų darytas, 21 metai. Tas pats vėl viskas. Jau mažiau to gal skausmo, gal mažiau šiek tiek tos išraiškos tokios, bet kalba apie tą patį, klausi ar neklausi žmonės, gali klausti apie bet ką, jie vis tiek kalba apie tą patį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ant tiek giliai įsiskaudėjimas tas yra,
kad jie negali apie tai nekalbėti. Ir matyti, tai yra neišsikalbėta tema, nes jie savo ratuose apie tai kalba, bet šuns balsas į dangų neina ir niekada jie negauna to jokio atoveiksmio. Ir kai mes iš tikrųjų ir su Tadu, Rūta ir kitais bandėm paklausinėti tuos 22 metų šeimų maršo dalyvius, paprastus dalyvius, ne ten lyderius kažkokius, bet paprastus dalyvius ir mes tiesiog, ko jie čia norėjo, ką jie čia darė. Tai čia jautėsi tada irgi panašus apmaudas, bet truputį kitoks jau. Jie atvažiavo, jiems ypač į tą Vingio parką, ten jie jautėsi kaip Sąjūdžio mitingė, jie jautėsi labai gerai, jie ten su trispalvėm, jie kažkaip... Ir paskui įvyko tas toksai, užpuolimas iš visų pusių ir jie sako, mes norėjom išsakyti savo nuomonę, norėjom parodyti, kad čia mes esam ir mūsų užpuolė, kad čia pijokai, alkoholikai, bedarbiai, čia prorusiški. Atvažiuojat į sostinę, užkaskit savo kebabų ir važiuokit namo. Maždaug tai toksai požiūris. Išvadina kaimiečiais, tenais buduliais ir visokiais kitokiais. Tai ir tada grįžtu prie to grafiko, kur prieš tai rodžiau, kodėl žmonės nepatenkinti tuo, kaip veikia demokratija Lietuvoje. O kaip tu čia būsi patenkintas? Tu atvažiuoji pasakyti savo nuomonės ir koks rezultatas gaunasi, ne? Tai tai iš tikrųjų aš ties tuo ir baigiu, ką čia bandžiau pasakyti, kad yra ta polarizacija, bet jinai yra asimetriška ir neaišku, kur yra čia galios iš tikrųjų pozicijos, ne? Nors yra ta dauguma, mes galvojam, kad yra ta dauguma kažkokia tai pikta, bjauri ir taip toliau, bet jie jaučiasi kaip tik tai negalios pozicijai, tos galios neturinčiai pozicijai. Ir keista, bet tie dalykai dedasi vienas ant kito. Ir jeigu mes pažiūrėsim pagal nuostatas, tai pamatysim, kad tie, kurie balsavo dabar už Nemuno aušrą, tie, kurie palaiko, gal nebūtinai dalyvavo, bet palaiko šeimų maršą, dažnai bus tie patys, kurie jaučia tą 90-ų traumą. Ir tie dalykai kažkaip sulimpa tarpusavį. Ir nuostatos sovietmečio atžvilgių, ir nuostatos ten LGBTQ atžvilgių, ir nuostatos COVID priemonių atžvilgių. Ir aišku, visą tai įkūnyja Landsbergio pavardė, ne? Žodžiu, ta simbolinė tokia. Jeigu nebūtų dabar valdžioje Gabrielius Landsbergis, gal kažkaip būtų taip švelniau viskas, bet dabar taip labai susisimbolina viskas, ne? Taip, žodžiu, susideda. Ir žodžiu, panašu, kad nepraeina kad mes turim lygiai tą patį resentiment, lygiai tą patį jausmą, kurį aš išverčiau kaip socialinį apmaudą, nežinau, ar gerai išverčiau. Ir tokia įsisenėjusią tą problemą, kur iki šiol, kažkaip, negali žmonės atleisti, negali kažkaip atsigauti, matyti, nepaisant to, kad ekonomika auga ir dabar jau žmonės tikrai gyvena gerai, bet tas menkavertiškumo apleistumo jausmas jų kažkodėl tai neapleidžia ir tas, kad tu negali sakyti daugelio dalykų, tu turi, viešai tu negali išsakyti, tai matyti dar labiau prideda to tokio tikėjimo sąmokslo teorijom ten ir visokių keistų dalykų. Ir galiausiai į ką visą tai susiveda į dvi Lietuvas, kuri viena yra kultūringa, o kita nekultūringa. Ir dabar kaip mes tą nekultūringą Lietuvą, kurią mes patys išvadinam nekultūringą, atvesim į kultūros renginį. Jie jaučiasi svetimi, ne jų šitie renginiai. Ir dar blogiau, jeigu jie jaučia, kad ne jų šita Lietuva, turint omeny karo visą situaciją, labai nesinorėtų, kad būtų pusė Lietuvos žmonių, kurie jausosi, kad ne jų šita Lietuva. Tai jeigu jūs būdami kultūros žmonės, kažkaip sugebėtumėt šitą sieną padėti peržengti, įveikti, kad jie suprastų, kad ir kultūra jų, ir Lietuva jų, tai padarytumėt super gerą darbą, kuris galbūt ir mūsų iš tikrųjų Lietuvą galėtų išsaugoti kažkokiam tai karo nedaug dievė situacijoje. Tai tiek iš manęs.